sakiau, visiškai težlių komanda, lepšių visiškai, baigtis. Tuo metu Tadas ir Rima šiandien atrodo išvargę ir nusiminę. O juk reikėtų džiaugtis, konkurentų nebėra ir jie jau viena kole. Netrukus Tadas prisipažįsta, tas vienintelis komisijos balas lėmęs Rimos pergalę nebuvo duotas veltui. Jis sutinka su komisijos nuomonė, kad Rima vertesnė būti finale už savo konkurentes. Aš gal irgi būčiau linkęs sutikti su kos. Nes, iš tikrųjų, tarkim, aš manau, kad mes geriau sušokom, negu aš sušokau, ne su Gintarė. Bet iš kitos pusės paėmus, tai, žinai, vis tiek, su Gintarė buvo labai fainai ir iššoktis. Tai realiai, komisijos sprendimas, tarkim, visos mano sprendimų, kas liečia šoką. Bet kai reikia kažką išmesti, čia yra visai kas kitai. Vis dėlto šiandien nauja diena ir dėrėtų žvelgti tik į ateitį. Rima ne tik puiki šokėja, bet ir gera psichologė. Tadui dabar kaip niekad reikia gero paguodžiančio žodžio. Žinai, aš tau norėčiau pasakyti komplimentą vieną. Tavo labai gražios akys. Ir labai išraiškingos. Ir kai tu jauti iš partnerio kažkokias sukneles akise, yra lengviau šokti. Ir man vakar tos suknelės tikrai buvo. Man buvo labai smagus ten vakar šokti. Ačiū. Rumba, aš manau, lygiai taip padarysim. Ta rumba bus dar geriau, nes rumba yra meilė šokas. Dramatišką meilę darysim. Grįžta intrigantės! Privilkik. Nepaliksim mes jūs. Jėga. Gerai. Grįžta intrigantės. Geras. Na, ką veikia? Nieko, aptarinėjom planus ateities. Jūs iš kur, kaip čia? Mes? Tikrai ne mes. Mes iš receptiono. Mus tiko gytis ir nepriėmė mūsų lagaminų, sako, grįžkite atgal. Rimtai? Ga, o čia tai gerai. Čia tai labai gerai. Super. Fantastika. Gerai iki vakaro. Kodėl iki vakaro? Tai mes vėl šoksim ir vėl lemsim likimą. Tai mes komanda, mes pašoksim gerai. Jo. Ranka pasiekiama nugalėtojos karūną, kurį laiką teks pamiršti ir Rimai. Teks pamiršti ir suplanuotą treniruotę. Vis dėlto šiandien Rima turėtų jaustis saugi. Jai neteks vakare varžyti su konkurentėmis ir krautis lagaminų. Rimai patikėtas vienas komisijos balsas, teisė nuspręsti, kuri iš konkurenčių šoka geriau. Šį kartą Gintarė nutarė nesitaikstyti su karininkiškais Tado metodais. Treniruotės metu ji nedviprasmiškai leidžia suprasti, Tado diktatas jai nebedaro tokio įspūdžio kaip anksčiau. Negraži tavė. Aš labai atsiprašau, aš ne dėl to, kad čia žinai kažką, bet žiauriai negraži su Anu šitą vietą. Kaip maišas, suprantu, užsidėjęs. Gavęs pylos, Tadas ima elgtis kaip mažas vaikas. Nesuprantu, negalim šokti skirtingas kompozicijas. Nes aš tai tikrai ne dėl to, kad aš arogantiškai sakau, kad... Ką, mes smegenų neturim? Tai ir atsiminsiu. Nes supranti, aš tikrai nedarysiu paprastai variantą, nes aš tą padarau. Bet ne dėl to, kad aš arogantiškai. Už savo vaipimąsi Tadas gauna smūgį į skaudžią vietą. Tiksliau ten, kur slypi visos jo ambicijos. Juk mokytojas jis, o ne Gintarė. Žibalo jį ir nervingą treniruotę atneša Jurijus Smoriginas. Mačiau padėti. Nori vyrą turėti visą gyvenimą šalia? Nebambėk. Taip. Arba iki virtuvę ir kotletus kepdama bambėk tenais. Nei vienas vyras nepakes. Vakar Ana Jurijui nedviprasmiškai leido suprasti, kad visais įmanomais būdais sieks pergalės. Jei tik turės antrąją progą. Deja, šiandien Anos ryžtas kažkur išgaravo. Negali mane nervuoji, tu žinai. Aš suprantu, kai judėsiu sunku surinkti, bet santykis tai kažkoks gali būti. Aš to santykių visiškai nejaučiu. O kas jai patinka? Aš nepatinka tau Tadas. Aš nežinau, aš nesinervuosiu. Man atrodo, rimtai nepatinka jai Tadas. Aš išeinu, aš negaliu nervuoti. Tu mane erzini, žinai.
Nu, aš noriu padėti tau, o tu visais būdais, tiesiog priešinis, tokia siena pasistačiusi, į kažkokį tai kiautą įlindusi ir viskas. Pramušti reikia. Tai jau tu susirask jaunesnį, kuris tau pramušė. Jau aš tai jau kažkaip nepramušinėsiu, gal gerai, jau aš jau pramušiau savo gyvenime daug visko. Viskas nuo tavęs priklauso. Viskas. Kuo toliau, tuo labiau Anai nesiseka ir kurį laiką ignoravęs Gintarę Tadas antrą kartą piktai parodo į durų pusę. Šitą atsiprašau, norėčiau irgi pakeisti. Gal viską pakeisti. Nu, aš nesakau, kad tu blogas pedagogas, nu, bet jeigu žmogus nepadaro, tai padaryk gražiai, kad padarytų. Nu, jeigu nėra technikos, Tadas. Kokios čia technikos reikia atlenkime? Tu manęs neerzink, iš vis eik, pabūk, paskui su tavim pašoksiu. Emocijos net geriausiems dažnai pakiša koją. Šiandien aistros ir pykčiai šokėjus lydėjo visą dieną. Vakaras, kurio metu paaiškės, ar Gintarė sušok savo gyvenimo rumbą, o Ana sugebės išnaudoti jai dovanotą antrąjį šansą. Panelės, man tiesiog labai smalsu. Ar jūs šiandien nesusimušite? Ar nereikės pasikviesti industrijos garanto, kuris kompensuoja jūsų dantų likučius ir ten panašiai? Tikrai ne, mes šį vakarą šoksim rumbą. Taip, bet prieš tai, kaip mes pamatysim tą rumbą, mes norime komisiją pristatyti. O komisija, kaip visados, pas mus labai įtakinga, labai talentinga ir kaip visados labai graži ir jauna. Gytis Ivanauskas, Andrius Butkus. Bet kas įdomiausia, šį vakarą aš noriu jums pasakyti, kad Tinai pasakysime, eik Tina palisėti truputėlį. Nu ar gaitų plėžė? Ilsėkis, nes mes į jos vietą kviečiame Rimą. Kaip tu jautiesi, kaip aš pakėliau tave aukščiau ant pjedestalo ir dabar pažiūrėk, kaip šitos gražuolės žiūri į tave. Jaučiuosi galinga. Pradės Anna ir Tadas. Rumba. Jeigu jūs galvojate, kad čia šlapuma yra dirbtina, netiesa. Žinokite, jau to irgi čia bus lietus ir aš skubėdamas greitai kviečiu šokėjus pasidžiaugti tikrai įspūdingą choreografiją ir įspūdingų vaizdų. Tai buvo taip seksualu, kad aš net old man labai gerai pasijutau. Kas sugalvojo tai? Tai aš sugalvojau šitą dalyką. Tadai, tu labai talentingas žmogus, idėja labai gera. Bet ir Anna kažkaip nenusileido tau talentų. Nenusileidau. Aha, bet tai paklausime komisijos. Ir iš karto, tegu Rima sako. Rima, sakyk, kaip šita šokėja, gera ar ne? Ana, šiandieną aš mačiau tavo aistrą Tadui. Tai buvo tokia aistra. Toks žvilgsnis tavo buvo. Ir Tado taip pat. Tokie žvilgsniai. Man ėjo šiurpai jų žiūrint. Iš tikrųjų, man dabar net balsas dreba, kaip man patiko. Ir tas lietus, ir jūs šlapi. Tai yra fantastika. Kokia geranoriška konkurentė tavo. Ar tu laiminga? Labai. Aš braukiau ašarą. Tas visas vėjas, tas... Nu, matai, jis net žodžių neturi. Tikrai negali. Geras aktorius, o toks šlapiuojantis. Ir Ana, ačiū tau, ką mes šnekėjom šiandieną ryte, kad tu sakai, padarysi viską. Tu pateisinai jo pastabas, taip? Aš neturiu ką pasakyti, tikrai man trauma. Nu, Andrius Butkus visada turi ką pasakyti. Šiuo atveju nežinau, noriu pagirti Tadą, idėja superinė, muzika superinė, choreografija superinė, atlikimas, Anai gal šiek tiek reikėtų, aišku, tatadam, bet kaip, tarkim... Oi, Andriu, tu kaip visados pradedi gadint kažkaip, nežinau. Nieko aš negadinu, jūs jau kaujat. Ne, šiaip, man pirmą kartą per šitą projektą šiurpai per nugarą. Tai aš manau, kad tai turėtų pasakyti viską. Ar ne? Iš esmės, viskas, netgi dangus jums padėjo, davė lietų, prašau. Super, ačiū. Mes vėl žiūrime rumbą, Tadas su Gintarė. Ten bučiuojasi. Ten pasibučiavo. Gintarė, ten tikras buvo bučinys. Ateikit arčiau, jūs manęs nebijokite, aš nepulsiu bučiuoti. Pažiūrėsim, kaip reagavo komisija, ar jie jau taip nusenė, kad tie bučiniai jų nejaudina.
Andriau. Ten buvo tikras bučinys. Tikrai taip. Matau, lūpos šlapios. Lūpos šlapios, tai kad jie visi šlapi. Ne tik lūpos. Čia galima pagalvoti, kad šlapimo nelakimo ten toks prasidėjo procesas. Nu, tikėkime, kad dar netokiam amžiui kaip jums, Julijau. Mane sujaudino. Aš net įsigandau Gintarę, kai ten pradėjo rėkti, susigūžo. Galvoju, wow. Aš realiai net neturiu ką pasakyti dėl to, kad tai buvo... Wow, tai buvo gerai. Rimutė, pasakyk tu kokį svarų žodelį. Aš pamačiau ir meilę, ir aistrą, ir skausmą. O visas šokis tai yra, nežinau, tobula. Man labai patiko. Gyti, paturvok man. Negana to, kad per pirmą pasirodymą nusižliumbiau, tai dar ant deserto dar kartą. Aš net nušokau nuo kėdės, ten nuėjau. Ačiū Jums labai iš tikrųjų. Bet mes pasikviesim dabar, nes mums reikia sužinoti, kokie balai. Anna, kur tu esi? Miela komisija, po kol nesušlapo jūsų šukuosenos ir meikas, įvertinkime Anno šokį su Tadu. Dešimts, 90. A, Jėzau, kaip gražu. Anna, ar tu galėjai tikėtis tokių, nu, gal sakiau, svarių balų? Tikėjausi. Padariau viską, ką aš galėjau. Ir ko negalėjai? Ir ko negalėjau. O Gintarės, kas laukia, pasakys komisija. Gintarė, kaip tu jau tupsi ją pačią? Tupsiu. Na va, pagaliau prisipažinai. Visgi kartais improvizuotas bučinys gali atnešti sėkmę, ne? Koks improvizuotas? Anna, tu neįsidūrei, kad nebučiavai Tado? Įsidūriau. Na va, kaip yra. Kągi, vis tiek gyvenimas eina į priekį, eik įsimaudyk jūroj, ašaras nusiplauk, viskas bus gerai. Gal kartu skrysim, dar mes čia kažkaip tai sugalvosim. Sėkmės Jums.